Taigi labas vakaras visiems, kurie šiuo metu yra prie televizijos ekranų. Žinokite, šiandien tikrai nešalta. Ne tik Marijampolėje ir visoje Lietuvoje. Mat, kol kas mes po pirmo kėlinio laimim ir manau, tokiu entuzijazmu ir tokiu karingumu nueisime iki pat pergalės jau antrajame kėlinyje. O pakalbinti norėčiau ir visus pradžiuginti puikia akcija, kuri jau finišuoja. Kas geresnis, visą vasarą galėjome dalyvauti puikioje akcijoje ir įvairiose kategorijose pasisakyti už savo labiau patinkantį asmenį. O dabar jau finišuojame ir gerbėmieji, vienam iš 10 finalistų norėsime pralošti štai šį puikų Lotus Elise sportinį automobilį. Bet be internetinio žaidimo vyko puiki, solidi socialinė akcija, kuriai buvo surinkta 10 000 litų pinigų. Jie atiteks puikiam labdaros fondui Sportas vaikams. Kaip tik dabar norėčiau pakalbinti labdaros fondo prezidentą Petrą Nausėdą. Pasitikime jį ir trumpai pakalbinkime. Petrai, ar tokios akcijos iš tiesų naudingos ir reikalingos? Be abejo, naudingos ir reikalingos tiek visiems sporto aistruoliam ir neaistruoliam, kurie gali būti sporto aistruoliais ir bus anksčiau ir vėliau. Ir be abejo, kas liečia labdaros ir paramos fondo Sportas vaikams, esame labai dėkingi organizatoriams ir ši parama yra labai tikslinga ir labai reikalinga, ypač šiuo metu, ir turės teigiamas perspektyvas. Būkite tuo visi tikri ir mes esame įsitikinę. Ačiū, ponas Petrai. Gerbiama kolegė Oksana jums dovanoja 10 000 litų čekį. Sveikinam jūs ir linkime sėkmės. Na, o dabar pereisim prie azartiškų ir smagių dalykų. Lotus Elise laimėti galės 8 finalistai. Juos norėčiau ir pristatyti, jie kaip tik čia rikiuojasi prie Lotus automobilio. O štai labiausiai pasisekė Dariui Navardauskui, Gediminui Kybartui, Marijui Imbrasui, Nerijui Bačiuliūnui, Giedriui Lubiui, Žilvinui Karaliui, Marijui Mačiukui, Konstantinui Taškiui. Sveikinam jūs, gerbėmieji. Tikiuosi esate nesušalę, jeigu buvote sušalę, tai dabar sušilsite. Gerbėmieji, mano kolegė Oksana jums duos įsitraukti raktelius. Tik vienas, gerbėmieji, atrakins šį puikų sportinį automobilį, kurį galėsite atrakinti vėliau, manau, ir išvažiuoti su juo. Tad kiekvienam Oksana įteikia po raktelį. Prašome traukti drąsiai, nusispjauti 3 kartus per petį, pabelsti į medį, ko tik reikia, kad tik tai jums sektųsi. Ir vėliau ryžtingai kopti prie Lotus automobilio ir galbūt atrakinti. Iš ties šiuo metu Marijampolėje apie 0, galbūt -1, bet visi jaučiasi puikiai, šaltis išgaravo po pirmo įvarčio. Tikėkimės, ne paskutinio. Na, o raktelius jau turime, ar ne? Tad, gerbėmieji, dabar kviečiame pirmąjį Darių kopti Lotuso link ir bandyti atrakinti automobilį. Galbūt viską išsiaiškinsime per pirmą bandymą. Kaip tik Darius dabar bando. Dariau. Na, drąsiau. Na. Ne. Na, nieko tokio. Nieko tokio. Dariau, galbūt šitas automobilio raktelis atrakins ne ką prastesnį automobilį. Nenusiminkit. O dabar norėtumėm pakviesti Gediminą Kybartą. Prašome išbandyti savo jėgas. Galbūt jum pavyks. Gediminai, aukštas vyras, kažin kaip tilps į šitą sportinį automobilį. Turėtų tilpti. Ar atsirakina? Taip? Ar turime? Bandome atidaryti, ne? Na, Gediminai, ryžtingiau dar kartelį. Ne. Vis tik tai ne. Kviečiame jėgas išbandyti Marių. Mariau. Marius Imbrasas. Dabar kopia ryžtingai taip pat prie Lotuso. Griebė raktelį. Labai lėtų žingsnių. Užtikrintai. Manau, kad tai bus viskas. Na, Mariau? Ne? Mariau, nenusiminkite. Nieko baisaus. Ačiū jums už dalyvavimą ir kviečiame Nerijų Bačiuliūną. Nerijau! O 4 garantuoja, kaip ten sako. Nerijus su puiku entuzijazmu užkopė ir... Ne. Gerai. Vis mažiau lieka dalyvių.
Signalizacija sukaukia. Ačiū Nerijau, Giedriau. Reiktų nutildyti, atidaryti dureles ir kaip tikram savininkui išjungti signalizaciją. Jau, įsijungia, geras ženklas. Na, galbūt. Nerijau, ne? Supratau, bandom Giedrių pasikviesti. Giedrius. Jūs, Giedrius, buvo. Dovanokit, tada Žilvinas kopia. Šalta čia darosi, kažkaip net nejauku, kas kitą automobilį atsirakins, nejaugi mes su Oksana ir išvažiuosim su juo. Kažkaip visai nesinorėtų, kaip... Žilvinai. Ne! Velnis. Šalta. Pirštai šalti, sunku prasukti, aišku. Marius Mačiukas. Marius kopia, aukštas vyriškis. Na, čia spinelė. Rakinam ir... Mariau, ne. Konstantinai, tu paskutinis. Tai kažin kaip čia turėtų būti dabar. Gal bandom? Arba tai... Aha. Bandom. Konstantinai. Na, neišeina, tai ką dabar mes darome? Jūs dar pabandysite. Prisistatykit, kuo vardu? Gediminas. Gediminai, nepristačiau jūsų, tai dabar jau manau, kad jau jūs būsite lemiamas ir užtikrintai atrakinsite ir manau jau galėsite pasišildyti šio sportinio automobilio salone, jaukiai savo sėdėdamas. Na, ar? Stipriau, sako. Kaip? Vyrukai, nejaugi mes vėl dabar kartosim visą šį ciklą. Matot, kaip būna žiemišką vakarą. Vairuotojai nesugeba atrakinti savo automobilio spinelės. Reiktų iš Marijampolės pasikviesti kokį nors specialistą. Čia jų daug, atrakintų greit, o dabar kol kas niekaip. Na, ką darysime? Neatsirakina niekaip? Na, vyrukai, visi bandėm stipriai su jėga atrakinti ir niekam neišeina. Sako, kad reikia nešti montiruotę jau ir kitas padargus tam, kad atrakinti. Gal iš kitos pusės pabandysim. O, pagaliau, sveikinam jūs. Važinėkite puikiai ir gerai nusiteikęs, kad tik kuo daugiau žalios šviesos ir kuo mažiau duobių. Gerbėmieji, ačiū jum už dalyvavimą, žiūrėjimą, buvimą kartu, o dabar jau pakviesiu įsitraukti pabūklus ir pasiruošti antrajam kėliniui. Tikiu, mes nugalėsim. Iki.